Staminų piliakalnio netoli visai. Ir antras piliakalnis labai apardytas dirvonuoja. Bet vakarinėje papėdėje vienam hektaro plotyje yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta rublėtos keramikos. Bandysim davažiuoti. Kažkur gal matysis. Čia kažkur tai turėtų būti arba kelias, arba takelis, kur mes važiuojam. Kaip ir kontūrai kažkokie matosi, už tai ir važiuojam. Ar čia tiksliai kelias yra, ko gero yra. Šiek tiek kairiau gal. Nu, štai ir piliakalnis. Čia apeiti. Štai toks antras piliakalnis virš Staminų. Labai daug informacijos neradom. Na, bet mano tikslas ne tiek informacija, kiek apžvalga, sakykim, kabutėse, realiom akim. O realiom akim, tai ko gero jūs patys kiekvienas individualiai bandykit atvykti. Aišku, žiema yra ne pats palankiausias metas, bet turi savo žavesio labai nemažai. Žiema. Vasarą, pavasarį arba rudenį būna daug kur užpelkyje, iš vis neįmanoma nei prieiti, nei privažiuoti. Žiema, va kaip ši, tai sniegas didžiausia kliūtis. Nu, bet aišku, važiuokite su rimtesnė technika ir galite davažiuoti. Arba jeigu jau nebegalite, geriau nevažiuokite. Tiesiog bandykite prieiti, jie vis tiek vienas nuo kito nėra labai toli.
Piliakalniai išdėstomi maždaug apie 5 km vienas nuo kito. Šiuo atveju Verstaminių piliakalniai yra dar arčiau vienas kito. Tai mes jau vieną iš jų lankėm, pirmąjį. Dabar atvažiavom į antrą, po to varysim į trečią. Ir kaip matote, LTSR laikų stulpo informacinis skydelis pas kažką namie. Kam taip reikia daryti, nesuprantu. Tai va, gerai, nuėmam koordinatės ir apeinam. Einam. Vėlgi sniego pilna, kiškių pritripenta. Čia gal net ne kiškis miegojas. Čia kažkas tai įdomesnės pėdos buvo. Na va, ir vėlgi aikštelė tokia. Nei labai didelė, nei labai maža. O tai štai tas yra pirmas piliakalnis. O čia yra antras. Na, ko gero, ten tik tai tas ženklas ir yra. Daugiau ir nebus. Bet vis tiek apibėgam. Vėjas šiandien bent prognozuojamas iki 8 metrus per sekundę. Taip, sakykime, šaltoka. Geriau be vėjo ir -19. Tada kažkaip bent jau šilčiau atrodo. Jaučiasi. Na štai. Mes praktiškai apėjom aikštelę. Nu, būk sveikas, piliakalne.